Kągi, sveiki visi, sveiki atvykę į Druskininkų šį kartą dartus. Šiandien aš parodysiu, kaip visą tai pas mus vyksta Druskininkuose, kiek žmonių renkasi. Na ir galėsite palyginti, kaip atrodo klubas Druskininkuose ir kaip atrodo geras klubas Alytuje. Taigi dabar pas mus vyksta pasiruošimas, tai parodysiu, visi renkasi, stato taikinius, kai kurie taikiniai, kaip matote, už manęs yra jau prilipdyti, bet kiti du taikiniai bus ant stovų, taigi ant tiek didelis skirtumas. Ir va dabar parodysiu, perjungsiu. Taigi, kaip matote, renkamės mes Viečiūnų kultūros centro Rūsyje. Štai taip vyksta pasiruošimas. Pasiruošimas, stumdymas visų įmanomų staklių į kampus, kad galima būtų pastatyti du taikinius. Dar tik, štai mes dar čia tik darome takelius, kuriuos galima bus pasidėti prie taikinio, kad nereikėtų atėjus štai stoviniuoti prie šitos linijos, nes galutiniam variante tikrai užknis atėjus kiekvieną kartą žiūrėti, kur reikia atsistoti. Beje, ką tik sužinau, kad sulauksime šiandien svečių iš Alytaus, atvažiuoja Vilmantas, gal dar kažkas, gal Dovydas atvažiuos, bet Vilmantas sakė tikrai bus, tai labai smagu, šiandieną žaisime 4 taikinių ir šiandieną žais ne tik druskininkiečiai, bet ir vienas alytiškis jau tikrai bus. Taigi labai fainiai, laukiame svečių ir įsijungsiu, kai jau jie bus atvažiavę. Na kągi, kaip ir sakiau, Alytus atvyko ne vienas, Vaidas pas mus šiandieną svečiuose Druskininkuose, labai smagu matyti. Tai turbūt pasirodys ir Vilmantas. Na, o mes, kaip sakoma, jau šiek tiek pasiruošę. Štai vyksta prasimėtymas vyrukų. Linijos iš naujo subraižytos. Na ir žiūrėsime, kaip šį vakarą čia mums viskas pasiseks. Smagiais piešinėliais. Čia matyt neturėtų omeny to, bet gavosi kaip dartai. Nežinau, kaip cepelinai, kažkas tai. Gerai. Kągi, štai renkasi vyrukai, vienas irgi iš labai gerų žaidėjų Šarūnėlis sveikas. Kągi, po Šarūnio yra Dovydo beje dartai. Taigi, buvo Dovydo, dabar turėsi stovėti erdvę, gerai. Taigi, ponas Šarūnas, susipažįstam. O, tai čia atėjo šiandieną labai daug žmonių. Kitaip tariant, turėsim labai gerą žaidimą. Labas, ponas Andrius. Tai pasistatė kitų du taikiniai, o pakankamai galų gale toli vienas nuo kito, kad galima būtų nesimaišyti vieni kitiem. Štai prasimėto Saulius su Arminu. Arminas pas mus jaunasis čempionas taip pat, praktiškai mėto labai nedaug, bet mėto jau labai gerai. Na ir jeigu ateity norės turbūt, bus viskas dar tik geriau. Ponas čempionas, ralistas atvyko, labą dieną. Štai Vaidas, mūsų vienas iš geriausiai mėtančių žaidėjų Druskininkuose, štai surašinėja, kas šiandieną dalyvaus. Na ir tuo iškursime kompiuterį, taip sakant, ir paleisime žaidimą. Taigi jau grupės sudarytos ir štai taip atrodo 4 grupės. Žiūrėsim, kam geriausiai seksis. Taigi kiekvienoje grupėje po 4 arba paskutiniai 3 žmonės. Ir štai taip atrodo viskas. Taigi štai taip atrodo žaidimas prie pirmų taikinių. Štai meta Aurimas, kitiem teisėjauja Vaidas ir žaidžia prie pirmo taikinio, kaip matau, Saulius su Mindaugu. Mindaugas beje praeitą žaidimą nepavyko užfilmuoti, bet jisai sumetė savo pirmą 180 metimą. Taigi, štai viskas čia atrodo, na ir tuoj parodysiu, kaip atrodo viskas prie kitų taikinių. Na kągi, matote, prie kitų taikinių nemažesnė sueitis, štai tiek daug žmonių čia sėdi, štai Šarūnas su Andriumi teisėjauja. Toliau matote metimus prie pirmo ir prie antro taikinio. Štai Egidijaus metimai. Štai tokie metimai. Na kągi, susitiksime prie tolimesnių ketvirtfinalio, pusfinalio variantų.